mūsų stovyklavietėje buvo tas kelionių organizatorius, Furtenbach vadinamas, tai viena iš prabangiausių kelionių organizatorių, europinė, mes su vietiniam, su Nepalo buvom, kurie vežė į Kiniją ir šerpai buvo vietiniai nepaliečiai, o ten yra, sakykime, europietiško kapitalo įmonė. Na ir pats tas savininkas, jisai labai toks charizmatiškas. Na ir jis nusprendė padaryti eksperimentą su tom ksenono dujom lipti. Jos yra iš principo, kaip aš domėjausi, dalykas, kuris dirbtiniu būdu kaip dopingas sukelia tavo raudonųjų kūnelių kiekį. Tai reiškia, tau nereikia klimatizuotis, ką mes darėm, laipėjom ant kalno aukštyn žemyn, net Nordkolas, ką aš viską čia pasakojau. Tai jie ten per kelias dienas, nežinau, pasakysiu tiksliai per kiek, sulipo ir pasiteisino, bet iš principo jie kvepavo tojomis dujomis ar kažkaip ir dirbtiniu būdu sukėlė raudonosius kūnelius. Tai reiškia, pripratino tą kūną prie aukščio, tai kaip ir dopingo kažkokia rūšis, sakykime, nauja ir panašiai. Aišku, ir čia dabar yra žinoma, aš pats tikrai nepasakysiu, nežinau, aš ne tas medikas, kur ant vaistų sėdi ir mes taip natūraliai viską darome, bet esu girdėjęs, kad ir dabar yra kažkokie cheminiai vaistai, kurių pavartojus staigiai šoka hemoglobinas, raudonieji kūneliai ir tu tiesiog daug geriau toleruoji aukštį ir panašiai. Tau nereikia tų visų daryti klimatizacijų, ten sėdėti, ką mes darėm, vargom, panašiai. Tai va, jie darė tą eksperimentą, kad aš manau, skirtas daugiau tiems pasaulio turtingiesiems, kurie siekia bet kokią kainą staigiai greit užlipti ir nenori aukoti 5 savaičių ar 6, ką mes darome. Tai mes buvom, skaityk, 5 savaitės truko ekspedicija. Bet dar mes namuose darėm tos namų darbus, palapinėse miegojom 6 savaitės, hipoksidėse ir ruošiamės visam tam dalykui. Jeigu atmetus tą, tai realiai iš principo mūsų komandos nariai, kurie dar prieš pradedant kopti į bazinę stovyklą ir visus tos kopimus ir klimatizacinius žygius, dar beveik 2-3 savaitės lipo į kitus kalnus ir darė klimatizacinius žygius. Jo, visus dalykus iš tos galima įsigyti, kas reikalinga per Tadą Jeršovą, kuris keliavo su mumis ir kelionių organizatorius, jis mums tas dalykas pagelbėjo, jis ir turi, sakykime, Lukla parduotuvę. Tai va, tenai tų visų dalykų, bet vietoje nauji, naudotų, nežinau, tikriausiai reiktų kreiptis į jį ir aišku, klausti. Aišku, yra ir kitų tikriausiai Lietuvoje tiekėjų, kas užsiema outdoor activities ir panašiai kalnais. Bet sakau, aš čia reklamą nenoriu užsimti ir mums pagelbėjo Tadas Jeršovas tiek su palapinėm hipoksidėm, tiek su jų nuoma ir tiek su visa ta įranga, ką mums reikėjo, nes mes seniai pažįstame, daugelį metų keliaujam kartu kaip draugai ir mums gelbėjo to klausimų jis. Mes su Aurimu susipažinome, aišku, buvo tas chatas pakurtas mūsų prieš visą šitą kelionę, kur mes dalinamės informaciją apie palapinę, apie kaip miegame, kokie skaičiai ir panašiai. Po to susipažinome kelionės metu. Nežinau, nieko negaliu pasakyti, geras bičias, fainas, linksmas, gera kompanija, mums įtapo vaibas, mes prisižvengiam, prisijuokėm, prisikikenam ir geras humoro jausmas ir sportiškas, rimtas vyrukas, turintis be proto didelį užsispyrimą, geras tvirtą psichologiją ir manau, to dėka jis ir eina į priekį. Taip, tai gyvenime, pabaigęs ekonomikos bakalaurą ir teisės magistrą, supratau, kad ne visada diplomas lemia viską. Ir po šiai dienai jie dulka stalčiuje ir pirmame kurse pradėjau savo verslą ir po truputėlį viską, aišku, savo rankom daryti. Dabar šiek tiek įsiplėtoja, jau galiu tau leisti ir laisvo laiko turėti, tai vat, kaip ir esu verslininkas, užsiemam statybomis, stogų dangomis, turiu mažą tokią kaip monėlę gamiklėlę per brūkšnelį. Tai toks tas mūsų verslas šeimos, dirbam kartu su žmona ir keletą darbuotojų. Tai viskas paprastai. Paprastai ir nuo nulio. Tai vat, kalnų tas projektas Seven Summits man irgi įgavo pagreitį tik tai eigoje. Pradžioje pradėjau lipti į kalnus prieš 5 metus, kaip ir būtų ironiška, buvau Nepale, ėjau Everesto Basecampo treką, bet aišku, man pradėjus eiti to neužteko, aš norėjau viršūnės, tai pirmoji viršūnė buvo Nepale Island Peakas, 6 km 200. Na ir tie kalnai mane pagavo ir po to prasidėjo tokios mintis, kad galbūt reikia padaryti Seven Summits projektą, tai užkopti kiekvieno kontinento aukščiausią viršukalnę. Na ir jis įsibėgėjo ir dabar kaip ir jau esu kopęs į 6 iš 7 pasaulio aukščiausių kontinentų viršukalnių, liko Antarktida. Ir be puoselėjant šitą projektą pradėjau, susipažinau su kai kuriais žmonėm, kurie irgi susijęs su plaukimu. Padariau Ironman varžybas. Ir kažkaip užkabino tas plaukimas, esu pats savamokslis, be trenerių, be nieko, kaip sakau, pasižiūriu YouTube, kaip reikia plaukti ir plaukiu. Ir prasidėjo tokias idėjas, kad galbūt norėčiau perplaukti Gibraltaro sąsiaurį. Jį perplaukus, gimė sekanti idėja, susižinojau
kad yra toks alternatyva kaip Ocean 7, tai yra alternatyva 7 Summits, tai reiškia 7 patys sudėtingiausi, mirtiniausi ir sudėtingiausi sąsiauriai pasaulyje. Ir berods pasaulyje yra ten netiek jau daug, keletas žmonių, kurie juos yra įveikę. Na ir man kažkaip tas skaičius žaismas 7 sužavėjo ir sugalvojau, kad būtų labai faina, jeigu pavyktų kaupti ir 7 aukščiausias pasaulio viršukalnes kiekvieno kontinento ir praplaukti tuos 7 sudėtingiausius sąsiaurius. Tai dabar grįžęs iš Himalajų turėsiu staigiai pradėti ruoštis kvalifikacijai, nes esu suplanavęs šių metų rugsėjo mėnesį plaukti per Lamanšą ir bandysiu tapti pirmoji lietuviu, nes iki tol plaukimai buvo nepavykę. Vidmantas Urbanas bandė kelis kartus, dar keli žmonės, tai niekam nepavyko, nes tas sąsiauris gan klastingas ir šaltas. Prieš tą sąsiaurį dar taip pat turiu susiplanavęs Katalinos sąsiaurį, irgi į 7 papuola, tai jisai ten apie 35 km, bet su srovėmis gaunasi ir apie iki 40-50 km plaukti, tai distancija yra vienas, bet tas sąsiauris pavojingas ir išskirtinis tuo, kad didžiąją dalį reikia plaukti naktį ir srovės labai klastingos ir aišku Great White Shark, didieji baltieji rykliai, plaukimas naktį su lasdelė šviečiant ant galvos, tai turėtų būti labai toks rimtas iššūkis, plus visus šitos iššūkius plaukimus darau be hidrokostiumo, be pagalbinių priemonių, tai reiškia vien tik su glaudėmis, kepuraitė ir akiniais, kas labai apsunkina, nes reikia fiziškai paruošti kūną prie šalčio. Tai kaip pavyzdys, tas iššūkis Lamanšas, pagrindinis iššūkis tas atstumą, tai aš tikrai toks esu užsispyręs žmogus, daug įdedantis darbo ir pastangų ir judu sistemingai link savo tikslo, tai manau, kad tą atstumą įveikti aš tikrai įveiksiu, nes ten gausis irgi Lamanšas apie 40 keli kilometrai tikriausiai su srovėmis, tai čia palyginus dabar labai populiaru bėgti maratonus, tai maratonas yra 42, tai reikės nubėgti, aš panašiai turėsiu nuplaukti, bet bėda yra tame, kad ten vanduo yra apie tarp 14-16 laipsnių, vidurkis apie 16 laipsnių ir priklauso nuo greičio, nuo srovių, gali pasikeisti srovė, gali ten kapstytis vietoje, nuo 12 iki 20 valandų tame vandenyje išbūti, be pagalbinių priemonių, be hidrokostiumo, kuris tave šildo, yra gan rimtas iššūkis, tai to labiausiai bijau ir nerimauju, bet bandysiu ruošti kūną, grūdinti, aišku, tai jau dariau, bent dabar užsakiau tokią ledo vonę, kurią lysiu kasdien ir sėdėsiu ledinėme vandenyje, bandysiu paruošti tą kūną kažkiek kiek įmanoma šalčiui. Plus jau nusprendžiau, kad lipu į tokį lygmenį su plaukimu, kad jau tokie atstumai darosi dideli ir tikrai mėgėjiškai, bet trenerių pagalbos to vienas tikrai negaliu padaryti. Pasiprašiau pagalbą Vidmantą Urbaną, tai žadėjo man truputėlį pagelbėti, patarti, galbūt dėl techninės, dėl kitų dalykų, tai bandysim galbūt drauge paruošti tą kūną ir įgyvendinti tą iššūkį, ir jeigu man pavyks šiais metais perplaukti Lamanšą, tai tapsiu antruoju žmogumi pasaulyje, kuris per 1 metus įkopė į Everestą ir perplaukė plaukikų Everestų vadinamą Lamanšą. Tai man toks irgi vienas iš tikslų ir pasiekimų, kur tikrai, manau, rimtas iššūkis. Tai dabar truputėlį gal pailsėsiu, nes tie plaukimai užims daug labai vietos, bet pradedam planuotis ir organizuoti kelionę į Antarktidą. Tai bus paskutinis mano kalnas Antarktida ir taip pat norėčiau galbūt, jeigu pavyks, sulipus Antarktidui tą aukščiausią kalną Vinstono masyvą, nukakti į South Pole, į pietų polių, yra piečiausia Žemės dalis, taip simboliškai galbūt, nežinau, išgerti šampano ar kažkaip, nes tikrai žavi, vis tiek būsi toje vietoje ir ne kiekvienas žmogus ten nuvyksta, nes ten yra labai sudėtinga logistika, pagrindinis dalykas. Tai tokie tie planai, ir aišku, tas kalnas pakeliui galbūt, nes šiaip realiai po 1,5 metų gaunasi tas Antarktidos kalnas, taip dėliojasi, bet gal iki to dar kažkur į Alpes, kažkur, nes tie kalnai mano galvoje, dabar jau nusileidus, sakiau, kai nuo Everesto lipau, nebenoriu žiūrėti, viskas, bet išaušo rytas pasienyje tarp Kinijos ir Tibeto ir pamačiau snieguotą viršukalnę ir vėl išsilydžiau ir manau, kad vis tiek tų iššūkių dar bus. Plus, kaip ir minėjau, tie Ocean 7 labai tokie 7 sąsiauriai sudėtingi, tikrai jų dar yra daug. Kol kas esu įveikęs tik vieną, jeigu šiais metais pavyks Katalinos sąsiaurį perplaukti ir Lamanšą. Turiu taip pat vietą užsiregistravęs Kuko sąsiaurį Naujoje Zelandijoje. Iš paeiliui truputėlį bandysiu, pasiliksiu sunkiausią vietoje, tai North Channel, kur irgi ten apie 40 km plaukti su srovėmis, bet ten vanduo iš vis 10 laipsnių 11,
Tai neįsivaizduoju, man kol kas protas neneša, kaip galima ten 20 valandų tokiame vandenyje išbūti ir nesušalti, nes prasidės hipotermija. Na, bet step by step apie kalnus irgi iš pradžių buvo kaip svajonė, bet vis lipu į viršų, darau į priekį, manau kažką gal subursiu ir su tais sąsiauriais. Aišku, neperšokas griovį, nesakau, bet nesvajosi, tai neturėsi. Tai vat ekspedicija, sakykime, dėl pačio aukščio, dėl to deguonies man buvo labai nauja ir nematyta. Aišku, šiek tiek palengvino tas kad visi keliavom su kompanija nesavarankiškai, nes lyginant su Denaliu Aliaskoje, tai buvo visiškai kalnas, kuris reikalavo visko patys darėmės. Didžiuliai svoriai, didžiuliai nešuliai, sniego tirpdymas, visiškai atskirai sistema ėmė be gydų, be nieko savarankiškai. Čia vis tiek kelią rodė gydai, buvo fiksuotos virvės, ko tam kalne, tarkim, Denalėje nebuvo, tai tuo klausimu buvo truputėlį lengviau, bet aišku, tai yra aukštas, tai yra pasaulio stogas, tai yra Everestas ir kaip tai bebūtų, ir ta mirties baimė, ir tie kūnai mėtantis šalia kelio, vis tiek psichologiškai spaudžia tave, kaip tai bebūtų. Tai kiekvienas kalnas yra išskirtinis. Nebuvo šitas viršūnės, sakykime, šturmas taip, kad aš eičiau leisgyvis visiškai ten ir tikrai ėjau su jėgų ir rezervu, galbūt dėl to, kad labai daug įdėjau pastangų ruoštis fiziškai, tai tikrai turėjau pasilikęs tą rezervą ir nejau iš paskutiniųjų, turėjau tą jėgų atsargą nenumatytiems atvejams, taigi man nebuvo taip, kad jau toks išgyvenimas. Bet taip, tai buvo labai pavojinga ir kiekvieno žingsnio metu, sakau, mano šerpas irgi ir praslydo, ir prakrito ir labiausiai ne tai, kad, sakykim, pasiklausė, ko tu bijai. Pas mane tos baimės iš tikrųjų nėra. Negaliu taip sakyti, aš gal nuskambės labai taip pižoniškai, bet neturiu aš tų baimių labai didelių. Aš nebijau dėl savęs, ten lipant ant tos stoventos atbrailos, jeigu tu paslysti, tą sprandas taigi nusisuks ir nieko tu nepajusi. Bet yra tokia partarlė ir kad kai tu dingsti ar ne iš šio gyvenimo, tai aplinkiniams sunkiausia. Tai man didžiausia buvo baimė ištiesėti pažadą šeimai grįžti sveikam gyvam namo. Ir ne tai, kad baimė susitraumuoti, užsimušti, ten pasibaigus deguonį numirti, buvo didžiausia baimė, kad jeigu atsitiks kažkokia nelaimė, kad aplinkiniam bus sunku, vaikai už be tėčio, žmona liks be vyro, tai tas to labiausiai bijojau. Ačiū Dievui, pavyko viską saugiai praeiti ir sėkmingai sveikas grįšiu namo pas šeimą. Na, vaikai pas mane tai mažučiai, tai truputėlį gal jiems kitaip, o žmona pergyvena, aišku, daug ir rašo ryčiai ir visko, bet, jinai įsimylėjo mane tokį, koks aš esu ir žino, kad kitaip nebus, aš užsispyręs esu, mes kažkaip labai draugiškai stengiamės tuo klausimu sutarti, prižadėjau, kad būsiu atsargus, nebe pirmą kartą išeina, aišku, psichologiškai tikrai labai sunku ir vienai ten sėdėti. Tėvai, didelis berniukas aš jau, tai sunku tą velnę man iš uodegos išvaryti. Ir aišku, ir sakau, ruošiantis ir tų nuomonių iš aplinkinių buvo begalė. Nedaryk, ką čia darai, tu esi kvailas, kur tu eini, susuksi sprandą ir panašiai. Ir tas iš tikrųjų, kerta per psichologiją, nes, tu ruošiesi, darai ir vis toks vaizdas, kad visas pasaulis susukęs nuo tavęs ir visi sako, ne. O tu eini prieš srovę ir visiems sakai, aš vis tiek darysiu taip, kaip yra, bet aš toks principingas žmogus ir vis tiek pasiekiau savo. Kopėčias, kopėčias pastatytas ant Second Stepo yra, man atrodo, kiniečių 60 gal net metais, aš nepasakysiu dabar tiksliai, bet tikrai senai, bet mes ten vienos iš visos klyba, ten virvėm prirašytas šniuriukais batraišys. Kitos tikrai, matyt, gal įbetonuotas rankeriais kažkokiais įsuktas, aš nežinau, tvirtai stovėjo, tai dvi kopėčios. O virvės kiekvieną sezoną yra nutiesiamas naujas. Tai būtent mums irgi vilkinosi samita tas dalykas, kad mums reikėjo laukti, kol būtent iš Kinijos pusės, kai lipam, yra Kinijos komanda speciali, rope fixing team angliškai vadinasi, tai virvių tiesėjų komanda, sakykime, neišvertus, ir jie yra kvalifikuoti patys šustriausi, kiečiausi šerpai, kiniečiai, ir jie lipa pradžiai be virvių. Aišku, yra ten tos senos, bet jomis niekas nesinaudoja, nes jos nutrūnyja ir ten sušalę, subuvę ir ten truktelis ir viskas, labanaktis. Tai jie padaro eina to numatytų maršrutu, yra ledo ankeriai, ledsiregiai tokie, sugrėžė tuos tokie specialūs padaryti, prie jų kabina, tvirtina ir nutiesia tas naujas virves, kuriomis naudojasi paskui einantis alpinistai. Tai daroma visur, visose kalnuose, vien dėl saugumo, net ir tokie alpinistai kaip Saulius Dambulevičius, kurie lipa tuo vadinamu švariu alpinizmu, be deguonies ir panašiai, jie vis tiek irgi naudojasi tomis virvėmis, nes tai yra saugumas. Pavyzdžiui, aš lipant irgi, aš ją naudojuosi, bet tu stengiasi ant jos viso svorio nekabinti.
vis tiek tu lipi savo kojomis, tu ją naudoji tik kaip saugą, tą žumarą ten, sakykime, aukštyn stumdai, jeigu tu krisi, jinai tave saugos, bet jeigu tu lipsi vien pasikabinės virve, nu, tai jeigu kažkas prieki viršui lipdamas su kate ją įkirs, nu, pažeis, tai tu ir viskas labanakis. Aišku, yra tokių vietų, kurių visiškai vertikalės sienos, kitaip ten bedirbių ne. Tai jie nutiesė tą komandą iki pat viršūnės per kelis etapus. Na ir buvo pasakyta, kad viskas, kelias paruoštas, galima lipti. Čia viskas dėl saugumo. Kartą per metus. Tai aišku, pradeda sezonas, sakykime, dabar nutėsi tas virves ir po kelių dienų visi lipa. Nes jos negali ilgai ten stovėti, sakau, nutrūnyje, būna pažeistos ir panašiai. Ir aišku, lipimo metu vis tiek tu stebėjai, jeigu kažką ir matai, kad kažkokia virvė pataisai, galbūt pats, galbūt praneši šerpui. Tai bet visą laiką, kiekvieną kartą visos yra naujas nutiesimas, sprendėl saugumo. Jo, tai haikinti čia visur galima, tatrai ir panašiai. Tai čia kita sakyčiau, ne alpinizmas, o pasivaikščiojimas, ne? O jeigu norima palipti kažkokią snieguotą viršūnę, kažką tai Alpės, Prancūzija, Italija, Šveicarija, tai vat, tikrai yra labai fainų viršukalnių, mes irgi lipome su bičiulis į Mont Blancą, iš antrą kartą sulipom, nes neleido orai iš Italijos pusės. Tai pirmą kartą mums sulipus iki Guhanelahat, iki šturminės stovyklos, nu tiesiog užpuolė pūga, tai mes kaip pagodos prizas staigiai nusileidome, Grand Paradiso tokį 4000 kalnelį sulakstėme bėgte, bet viskas vyko greit, 1-2 dienos ir labai rekomenduočiau žmonėms, kurie nori pabandyti, yra tikrai nesudėtingų tų 4000, tai 4000 turiu menį, kad 4 km aukštyje kalnas ir ten realiai nuo pasistatai mašiną, palipi 3-5-4 valandas, permėgi naktį, išeini iš turmą, sulipi viršūnę, žemyn suleidži tą pačią dieną, kaip ir viršūnė. Tai realiai visa logistika 2-3 dienas, jeigu Italija skris ten Malpens ar kažkur, bilietai tikrai pigus ir ten galima per grubiai 5 dienas tikrai turėti gražių įspūdžių ir rimtų kalnų, ir ne tik rimtų, ir lengvesnių pradžiai. Ir tikrai pati paliks labai didelį įspūdį ir nereiks jokių tokių klimatizacijų, ilgų varginančių ekspedicijų, kaip turime mes dabar. Tai mes lipom iš mūsų, skaitykas čia, mes lipom 6, plus kiniečiai, kaip sakėme, tai viso berods 24 kiniečiai, bet matot, kiniečiai turi po 2 šerpus kiekvienas. Vienas iš priekio stumą, kitas iš galo, ten iš traukia stumą, kaip ir minėjau, nes ten kitaip neįmanoma ir kai kuriems tikrai ten alpinistam ant kalno ne vieta, jeigu galima juos pavadinti alpinistais. Tai, tai dar padauginkit iš 2, tai tas skaičius ir automatiškai išauga ir mes ir tas eilės ir papuolėm. Tai mūsų 6, mūsų šerpai 6, tai 12, plus 24 kiniečiai, per kart 2 kiekvienam žmogui po šerpą. Tai gaunas iki 100 žmonių. Tai reikia skaičiuoti, kiek ten gavas, dar keli iš kitos kompanijos buvo, bet sakau, grubiai iki 100, sakykim, ir kas gavosi, sakau, labai kažkaip nesuderinote mūsų šerpai. Juk buvom kalbėję, kad arba išeinam prieš tą masę, arba po tos masės tam, kad išvengtų eilių, nes ir aplamai, ta šiaurinė pusė tam to ir žavi, kad ten nėra eilių. Nes todėl ten ir važiavam, nėra eilių, nėra Kumbaisfolkas, yra pietinė pusė, gal techniškai sunkesnė, sudėtingesnė. Na, bet vis tiek papuolėm ant to grėblio ir ačiū tai agentūrai, su kurio keliavom, nes sugebėjo jie paprasto dalyko pasižiūrėti, kad jeigu išeina didžioji masė, šiltai pabūkime palapinėje, išeikime po 1,5-2 valandų ir nereikės stumdytis ant to kalno, nereikės rizikuoti gyvybę ir užlipus į summit, į viršūnę, turėsime gražias nuotraukas, gerą laiką, pasigrožėti to, ko mes čia užlipome ant pasaulio stogo. Bet to nebuvo, bet yra kaip yra, tai čia dabar nėra ko žvalgytis gal. Apie tikrus tos šerpus, mes ir buvom susitikę su Mindaugu Šatkausku, jis keliauja su kitomis agentūromis, vyrukas labai stiprus lipa į 8000, dabar šiais metais į 3 įkopė, tai jo agentūra tokia rimta ir tai tikrai yra tie tikrieji vadinami šerpai. Tai tikrasis tas šerpas yra alpinistas profesionalas, sportiškas žmogus, kuris bendrauja su klientu, moka anglų kalbą ir jis yra tavo angelas sargas dideliuose aukščiuose ir tau turi pagelbėti, padėti tiek su deguoniu, tiek patarti. Ir aišku, yra tokios taisyklės, pavyzdžiui, iš Kinijos pusės mes negalima iš viso eiti be šerpų. Tai yra negalima be deguonies, negalima be šerpų. Iš Nepalo pusės yra variantų, kai lipa be šerpų, bet kalbant apie taip, kas su šerpais, tai yra pagalbininkas, vedlys, profesionalas. Mūsų atveju, mes dabar irgi buvom susitikę dabar su atstovais čia Himalajų, tokiais, tai, sakė, daugėja tokių dalykų, kadangi tos agentūros priviso daug, tų norinčių lipti daug, o tų profesionalų šerpų tikrai nėra daug. Ir dalis tų šerpų yra tiesiog paimti nuo bulvių lauko kalnuose, jie aplamai čia gyvena aukštai, ar ne, tai, pavyzdžiui, čia 3-4 kilai,
Nu, tai jie augina ūkininkai bulves, jie įpratę prie aukščio, bet jie nesupranta, ką reiškia dirbti su klientais, nesupranta, kaip reikia vesti, kaip reikia jeigu atsakau, visada aš juokiuosi, bet man juokinga dabar, kai Neriaus Šerpas, einant nuo second stepo, buvo tokia sudėtinga atkarpa, atsistojo, pradėjo rėkti, sako, kaip čia praeit. Tai Šerpas klausė kliento, kaip tą atkarpą praeit. Nu, kaip čia dabar suprast. Tai va, apie ką mes kalbam. Tai jis yra toks nešikas, porteris angliškai, bet dabar ale Šerpas. Nu, tai jų visokių yra, tai reikia labai atsakingai rinktis, renkantis kelionę į tokį kalną, nes tai yra, kaip aš sakau, tavo angelas sargas ir tu gali būti paliktas likimo valiai ir taip ir atsiranda tos nelaimės, kai nekompetentingi žmonės dirba darbus, kurių neturėtų dirbti.